sveikas brolis, sveikas. Ką nuveikėm? Aš nežinau, gal lipam į pastatą? Lipam. Tu turi cigarečių? Turiu. Gal parūkom? Parūkom. Saulė, pakelk akis, kvėpu giliau, aš tave matau, tu mane girdi, kas bus toliau. Tai, kad tu ir kažkaip strigu žodžiai. Nam, visai nemoki repuoti. O tu geriau jau pavarytum. Ne, žiūrėk, geriau panelės, einam prie jų. Einam. O sveikas panelės. Gal parūkyt norit? Mes nerūkom ir apskritai mes nenorim su jumis bendrauti. Na va, prasideda. Žinai ką, Simona, galbūt mes šiek tiek per šiurkščiai kalbėjome su tais vaikinais. O taip, jie visai nieko vaikinukai. Tai kad va, kad jie rūko ir trankosi po visokius griuvėsius. Žinai ką? Geriausias pasaulyje. Nebereikėjo pasirinkti gatvės gyvenimą. Nereikėjo vaikščioti po miestelį, trankytis pirmyn atgal. Man tiesiog organizacija davė labai daug. Kare, lauke karo vienas nebūsi laimėtojų. Tai va, šitie savanoriai, kurie mane sukasi kartu su manim, yra labai iniciatyvus, visada užsidegę, tik pasakai kokią idėją ir visada jie su didelį plačia šypseną priims ir įgyvendins. Ir aišku, be jūsų niekada tiek veiklos nebūtų buvę įvykdyta kiek dabar. Ir jeigu dar toliau tokia ugnelė degs pas jūs, tai manau, Laukuvoj jaunimas kovos už jaunimą ir čia bus taip gera gyventi, kad visi, kurie išvažiavo studijuoti, kažkur dirbti, norės tik grįžti čia į Laukuvą ir kad pasisemtų gerų emocijų, džiaugsmo ir